Garažėlis. Dar ir bičių turim. Nu ką, vyrutį, vedam? Žodžiu, jokių tekst per matuoklę, be problemų dirbam. Kompai VDO derinama su mechanika. Stabdžių skystis norma. MT30 dolų. Jokių garsų pašalinių, nieko. Arkelė. Gerai, palauk, parodykit saloną. Dar pašnekėt reikės. Taip, pilka oda. Gan tvarkinga versija. Truputėlį patrukinėjus, bet pilna elektra. Truputį jau apardėm. Neiškentėm. Airbags netiksa taip pat taip. Diržų padavėjai veikiantis. Turim elektrinės sėdynės. Apnuri. Kaip apsukas kaip laikas. Palauk, aš tai parodysiu viską, neskubėk. Persėsim į kitą pusę. Turim vieną didelį trūkumą, nėra veidrodėlių. Reaktorių negazuok, ble. Dedam pensiją į vidų, kadangi raktelių nebuvo, primontavom savo. Diržų padavėjai veikiantis. Taip. Rida 133 000 mylių. Netgi šitaip darom. Tvarkingai, tvarkelė. Visi 4 elektriniai langai. Taip, benzino nebegarinkim, nedaug bėra. Taip. Raktelį primontavom savo, nes buvo gamyklinė sistema nupista. Čia jau truputį apardėm. Toliau, pažiūrėkime galą. Tvarkelė, tvarkelė, tvarkelė. Šitie dalykai. Porankis. Gyvas. Čia slėptuvė. Truputėlį nešvari, bet nieko nepadarysim, ne mūsų. Irgi matėm švariau. Dėžės veika, motoras veikiantis. Sėdynės taipogi. Galiu parodyti. Vairo kolonėlė elektrinė. Tai va. Daugiau klausimų laukiam tiesiai į forumą. Arba į PM, arba numerį surašyti. Taip, langai tikrai veikiantis.
diržų padavimas veikiant. Buvo audio aparatūra palikta, bet turi ant raliuko viską išlupę bus. Toliau čia dar porą slapukų turiu jam, bet šiaip netaip išsprendėm problemas. Mašina užsivedanti, o toliau galite atvažiuoti gyvai pažiūrėti, galima bendrauti per formą su nuotraukom arba, kaip matom, su filmuota medžiaga. Tai va, tęsiam ekskursiją. Antena neveikianti, ne? Žodžiu, antena neaišku ar veikianti. Tikslas problemos nežinomas. Visų geidžiama plasmasė egzistuojanti, bet greičiausiai bus parduodamas su visų dangčiu, nes nenorim naiminėti. Kažkada matus turėjom aparatūrą, neliko ant raliuko uždėjus. Zapaskės nėra, lempos, gerieji tralistai irgi nupyrijo gražias, eškinės, liko paprastas. Ką nors sugalvosim, toliau čia bardako nefilmuosim. Šie bagažinė gan geram stovi išskyrus tokias problemėlės ir taip toliau. Bagažinė, kiek sakėm, 350 litų, žodžiu, 100 eurų. Stiklo norėjom išsaugot, bet šefui ranka šiandien drebėjo, tai nulaužė pusę stiklo. Genijus. Priekinis stiklas irgi nelabai bus tinkamas naudojami, kapotas didesnis. Šiek tiek. Eškinis, tvarkingas, veidrodėliai kėbulo spalvos. Čia švediški priedai vadinami posūkiais kažkodėl tai. Ratai baisus, ratus nuimsim, tikrai neparduosim. Netgi turim valytuvus ant stiklų, kondicionierių, neaišku gyvo. Sparnas veikesnį priekinį truputį. Moldingus turim gražius. Visai gražius. Netgi su slenkščiu tvarkingu. Plus domkratas skylėm uždengtom. Rankenėlės taipogi eškinės, veikiančios. Langai veikiantis, bardakas veikiantis. Sėdynės nusilenkia tvarkingai. Šukmečio apdailo. Švieselės po apačiom, tvarkingai, viskas veikiantis. Truputį peliuko porūdėje, bet kėbulo vis tiek nieko nereikės. Ratai nupūvė, neparduosim, baisus. Galima pjausyti, jeigu gal reikės. Nu jo, kėbulą šiaip galim papjausyti, jeigu kam ko reikės. Daugiau lempos, kadangi angliškos atsimeta, posūkiai balti, gyvi, šviežus, nuo traliuko pamirštumai. Galinės nepamirša išlūp, priekį pamirša. Toliau, apdailus apie langus, tvarkingai. Vagas irgi geresnių. Apdailą apie langus turim. Tvarkinga visa. Toliau, bamperis ir kaminai paprasti, jokių AMG nieko, gaila. Nežinau, ką darė su kėbulu, šiol neaišku. Toliau, moldingai, tvarkingi, slenkščiai irgi tvarkingi. Duris puikiai darinėjasi, be problemų. Neaišku, kiek stovėjęs, nes netgi veidrodėlę varatinklį turim. Taip, salono vidus nevalėm, nedarėm nieko. Vairas gan geras, išskyrus tik tiek, kad man neprasuktas tvarkingai. Truputį paskilinėjus oda yra. Čia jau neaišku, ar tiks. Gamyklinė signalizacija kažkokia. Super duper, bet šiaip taip užvedėm. Kadangi perikupai raktus pametė, tai taip ir pardavė. Taip, nu kaip ir viskas. Amortizatorių rakštutės truputį. Pačiau ne mūsų bėdas.
Kelinta mes čia neturim, turim 11. 11 nereikalingas. Tai jo. Čia buvę projektai, ane? Žydri mersai. Taip, opcijų lentelė, kam reikia, jeigu kas nors matysis. Kai buvo numerį įdėjau forumą, bus viskas ten. Tai va, tokios tokelės.